Sveiki, aš esu Ilona Juciūtė. Sveikinu atvykus į Maisto klubą. Ar žinote, kad Užgavėnės yra paskutinė žiemos šventė ir mėsėdžio šventė? Užgavėnės švenčiamos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Dar 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje ši šventė buvo švenčiama 3 dienas – sekmadienį, pirmadienį ir antradienį. Moteris prisivirdavo daug mėsos, prisikepdavo daug blynų, būdavo susirūpinusios, kad visi būtų sotūs ir laimingi. Kitą dieną jau gavėnė, mėsos valgyti negalima. Per Užgavėnes reikia prisivalgyti riebiai, sočiai ir daug. Dažniausiai nuo 7 iki 12 kartų per dieną. Sako, jei per Užgavėnes būsi sotus visus metus. Taigi šiandieną mes gaminsime lietinių blynų tortą. Tai nesudėtingas, įdomus ir originalus kepinys. Taigi mums reikės 8 kiaušinių, 10 šaukštų miltų, litro pieno, cukraus, druskos pagal skonį, 200 g cukraus pudros, 3 šaukštų aliejaus, citrinos, 350 g grietinėlės, 300 g maskarponės sūrio ir uogų papuošimui. Patiems blynams mums reikės 4 kiaušinių, išplakti juos su žiupsneliu cukraus ir žiupsneliu druskos. Sudėsime 10 šaukštų miltų. Tešlą reikėtų labai gerai išplakti, kad neliktų gumulėlių, o tešlos tirštumas turėtų būti panašus į grietinėlę. Kad blynai nesviltų prie keptuvės, anksčiau keptuvės tepdavo lašiniais. Aš lašinių neturiu, todėl į tešlą įpilsiu aliejaus ir blynai mano nesvils. Tešla mano tinkamo tirštumo. Ir aš jau galiu kepti blynus. Kad blynai neprisviltų, keptuvę reikėtų tepti gabalėliu lašinių. Arba galima padaryti taip kaip aš. Įpilti į tešlą aliejaus. Mano blynai jau iškepti. Per 20 minučių aš iškepiau 20 blynų. Beliko man pasiruošti kremą ir sutepti blynų tortą. Man reikės 4 kiaušinio baltymų, 200 g cukraus pudros, 350 g grietinėlės, 300 g maskarponės sūrio, citrinos ir papuošimui naudosiu gervuogės, braškės ir kepintus žemės riešutus. Kiaušinių trynius atskiriu nuo baltymų. Į kiaušinio baltymus įbersiu žiupsnelį druskos ir išplaksiu iki standžių putų. Išplaktus baltymus dedu į dubenį. Dabar atėjo eilė plakti grietinėlę. Grietinėlė susiplakė puikiai. Dedu į dubenį, kur yra kiaušinių baltymai. Maskarponės sūrį sumaišysiu su cukraus pudra ir įlašinsiu kelis lašus citrinos sulčių. Viską gerai išplaksiu. Dar svarbu maskarponės neperplakti, nes tuomet jis suskystėja.
Išplaktą sūrį sudedu į dubenį, kur yra mano baltymai ir grietinėlė. Tolygiai paskirstame viską, gerai išmaišome ir pertepsime savo liepinius blynus. Blynai iškepti, kremas paruoštas, beliko viską sutepti. Suteptus blynus perkelsiu ant padėklo tortui. Aptepsiu likusiu kremu. Tuomet šonus apibarstysiu riešutais, o viršų papuošiu uogomis. Aptepus tortą puošiame kiekvienas pasirinktinai iš to, ką turime. Galima šonus kokoso drožlėmis apdėti. Aš naudojau skrudintus žemės riešutus. Viršų pagal sezoną. Konservuotais vaisiais, šviežiais vaisiais. Aš papuošiu grietinėlę ir uogomis. Į šonus sudėliosiu didesnės braškes, o per vidurį sudėsiu gervuoges. Mano tortas jau paruoštas. Prieš patiekiant rekomenduoju palaikyti 6 valandas šaldytuve. Kviečiu paragauti jų savo lietinių blynų torto. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo. Smagių linksmybių visiems ir iki pasimatymo Maisto klube.